Labai įdomi istorija yra, kad per tuos sausio istorinius įvykius Lietuvoje, kai mes įsivaizduojame, ėmė bokštą, reiškia, rusų tankai ir kas filmavo. Pasirodo, CNN medžiagai pasaulį, pamatė per CNN, filmavo azerbaidžanietis. Aš buvau taip nustebęs ir man tiesiog buvo įžeidimas, kad mes turėdami amžinatilsį Verbą, gerus operatorius, ne tą pačią žymę Pangonytę, kuri čia tiek irgi viesulų buvo sukėlusi savo filmavimais, bet CNN filmuoja, reiškia, azerbaidžanietis. Ir tada vienam operatoriui Lietuvos pasiūliau irgi CNN bendradarbiauti. Specialiai nuskridau į Maskvą, Kutuzovo prospekte, susitikau su CNN atstovais ir įsivaizduojat, ką aš išgirdau. Jie visiškai neįdomu, normalūs gyvenimo ritmai, normalus gyvenimas, jiem, kur yra kraujas. Ir už tai matomai CNN ir labiausiai tiko. Ir jie pasiūlė, vienam jaunam operatoriui, aš, kaip sakyt, sudariau galimybę padirbėti CNN, tikslu maždaug taip. Jis nuvažiavo į Moldaviją. CNN jam gerai apmokėjo, nes tuo metu Padniestrėj buvo tam tikrai, o aš gerai pasakoju, jaučiu vos ne, bet apsikeitėm karalienę ir įsivaizduokit, gaunasi tokia situacija, kad mes eilinį kartą demonstruojam, kad mes tikrai esam kartais užleidžiam tokias tiesiog puikias galimybės pakovoti ir rodyti, kad mes tikrai neiškelmas pirkti ir gali ir visur, tai pačioje ir Europos Sąjungoje, aš manau, mes turim žymiai didesnių galimybių nurodyti savo istoriją, savo kultūrą ir taip toliau. Tiesiog paprasčiausiai nereikia tikėti. Ta proga aš norėčiau paminėti tą frazę apie tą tūkstantmetį, kuris tūkstantmečio vardo Lietuvos paminėjimas. Bet aš laikau, kad čia yra tik tai mūsų istorikų apsileidimas, kurie patingėjo nuvažiuoti į žymiausius Europos, pradedant ir Maskva, Londono, Vokietijos, Prancūzijos archyvus ir mes tikrai būtume radę. Aš neturiu vieną tokį įdomų dabar, nūdieną aš laikau labai įdomus faktas, kada pasirodo, kada Jekaterinos laikais Lietuva buvo visai kaip valstybė iš Europos žemėlapio dingusi, vienintelė valstybė tai Turkų sultonatas, Turkų sultonatas absoliučiai nepripažino Jekaterinos sprendimo dėl Lietuvos panaikinimo. Ir kiekvieną kartą, kada būdavo kokie pokyliai, kažkokios vyriausybės priėmimai, visada buvo skelbiama 156 metus iki vasario 16 1918 metų. 150 metų buvo visą laiką sakoma, visi valstybės, ten Anglijos, Prancūzijos skelbima, Lietuvos kunigaikštystės ambasadorius, tyluma, bet visada stovėjo kėdė šalia rusų ambasadorių. O dabar yra kaip tik daug sprendžiama, ar priimti Turkiją į Europos Sąjungą. Aš vien už tą faktą, kad tokia buvo broliška, tokia draugiška valstybė Turkija buvo, aš Europos parlamente balsuočiau, kad Turkija vis tik priimti Europos. Vien pagal tą istoriją. O mes nežinom savo istorijos. Ir tikrai Lietuva ne tūkstantmetį. Aš galvoju, kad mes tas dulkes nutrinsim ir mes tikrai atitaisysim tą klaidą labai artimoj perspektyvoje, labai ateityje, labai netolimoje, greitai, kad rasim, kad Lietuva tikrai ne vieną tūkstantį Europos žemėlapį yra stipri valstybė.